Sąmoningumas tai laimės, sveikatos, gerovės realybė. Neįmanoma visus padaryti laimingais. Yra žmonių, kurie dar nėra pasiruošę laimiai. Kodėl? Priežastis tai tinginystė, nesupratimas, nenoras dirbti. Asmenybės ugdymo centre besimokantys žmonės pasiekia rezultatų ir pradeda gyventi kitaip. Tačiau tai yra tie, kurie dirba su savimi, kurie yra pasirengę suprasti savo sunkumų priežastis. Ir tai yra sunkiausia – atpažinti sunkumų priežastis. Bet norint tai suvokti, turi būti sąmoningas. Kas yra sąmoningumas? Ką turime daryti, kad visada būtume sąmoningi ir žinotume, ką mums suteikia sąmoningumas? Kaip reikia galvoti ar negalvoti? Ko turėtume tapti? Kokiu turėtume tapti? Kai žmogus gyvena sąmoningai, jis pilnai valdo savo tikrovę ir šio žmogaus nebeveikia kolektyvinis nesąmoningumas. Ta patirtis, tie įpročiai, ta iliuzinė gyvenimo idėja, kuri veda žmonės pasiklydimo, sunkumų, problemų link. Sąmoningas žmogus niekada negalvos ir nedarys blogų dalykų, nes jis visada supras, ką daro, kokios bus jo veiksmų pasekmės ir kur jos nuves. Kai sąmoningai mąstantis žmogus randasi kokioje tai situacijoje, jam tuoj kyla mintis, o kas bus toliau, kai aš tai padarysiu, kokiu taps mano gyvenimas, ar jis pasikeis į geresnį ar į blogesnį. Kas aš esu iš tikrųjų, ar galiu valdyti savo gyvenimo ir tikrovės procesus, gal tai neįmanoma. Dauguma žmonių dabar paprasčiausiai miega, jie nesuvokia savo tikrovės eigos, nesuvokia priežasčių juos atvedusių į ligas, sunkumus, nelaimės. Jiems lengviau ir paprasčiau šiame gyvenime rasti kaltus, apkaltinti kitus dėl savo nesėkmių. Tada akimirkai būna lengviau sieloje, bet gyvenime niekas nepasikeičia. Toks žmogus ir toliau kenčia savo gyvenime ir dar labiau kentės, kol nesupras savęs, kol netaps sąmoningu. Tiesa tame, kad viskas, kas vyksta žmogaus gyvenime, yra jo paties sukurta. Jei žmogus turtingas, tai reiškia, jis nusipelnė būti turtingu. Jei žmogus yra vargšas, tai reiškia, kad jis susikūrė tikrovės procesą vedantį į skurdą. Jei žmonėms asmeninėme gyvenime stinga laimės, tai priežastimi gali būti tai, kad daugelis net negali įsivaizduoti, koks turėtų būti jų laimingasis sielos draugas. Žmonės savo pasirinkimo procese riboja patys save. Tam, kad jūsų gyvenime vyktų tas ar kitas įvykis, jūs turite būti visiškai įsitikinę, kad būtent tokio įvykio jums reikia. Čia nederėtų to nei minutės abejoti. Be to, jūs taip pat turite stengtis būti aktyvūs, iniciatyvūs, visada žinantis ir suprantantis galutinį savo veiksmų rezultatą. Pavyzdžiui, kad sukurti puikią šeimą, reikia pačiam būti geru žmogumi, nuoširdžiu, išpildyti šeimą meilę ir supratimu. Ir kaipgi žmonės kuria šeimas? Dažnai tai primena lenktynes. Tai neteisinga. Lenktynės, konkurencija sukelia sunkumų, problemų ir maišto. Tačiau vienybė ir vienas kito supratimas visada padės joms sukurti darnią šeimą, darnų gyvenimą. Kad būti svarbiausiu, reikia būti gyvenimo vadovu, reikia būti viršūnėje, sugebėti susidoroti su bet kokia gyvenimo užduotimi. Tai nėra paprasta. Šeima tai jūsų išsivystymo pagrindas. Žmonių gyvenimo ir pasaulėžiūros supratimas yra skirtingi. Kiekvienas iš 8 milijonų planetoje gyvenančių žmonių mąsto savaip, jaučia savaip ir tai yra teisinga. Kiekvieno siela pažįsta šį gyvenimą tik per išgyventą patirtį. Visko išmokstama per patirtį. Jei praeituose gyvenimuose jūsų siela patyrė karus ir sunkumus, šiame gyvenime ji to nepasirinks, bet yra žmonių, kurie to neišgyveno savo evoliucijos procese. Šiame gyvenime jie renkasi karą ir naikinimą. Visatoje nėra geras ar blogas, malonus ar piktas supratimo. Viskas egzistuoja dėl kažko ir visa tai kažkas yra skirta planetos ir žmonijos vystymuisi. Net neigiama patirtis yra žmonėms labai reikalinga. Žmogus išgyvenęs neigiamą destruktyvę patirtį stengiasi ieškoti priešingybės. Šeimininiai gyvenimo sunkumai grūdina žmones, daro juos stipresniais. Žmogus gimsta tik tam, kad taptų geresnis, pasiektų savęs tobulinimo aukštesnį lygį.
O kai atsiskleidžia aukščiausia žmogaus prigimtis, stiprybė, tada jis nustoja kentėti, sirgti, būti pažemintas ir silpnas. Jei žmogus siekia tobulėjimo, jis visas gyvenimo problemas priima kaip pamokas, dėkodamas kūrėjui už tai, kad tai padarė jį stipresniu. Gyvenimo pamokos sąmoningus žmonės daro geresniais, ugdo juos. Džiaukitės viskuo, ką jums suteikia gyvenimas, net praradimais. Juk tai galimybė tapti dar stipresniam, įgyti dar daugiau, juk Dievo ketinimai nenuspėjami. Kiek daug mano mokinių man pasakoja apie stebuklus savo gyvenime. Jie sako, neturint nieko, tik krūvą skolų, problemų, sunkumų, staiga atsiranda žmonių, kurie ištiesia pagalbos ranką. Tai juk stebuklas. Šitas stebuklas tai jūs. Kai jūs tikite savimi ir pradedate atkakliai kurti savo gyvenimą tokį, kokio jūs norite, įvyksta stebuklai. Bet jei jūs vis kartojate, aš esu vargingas, pats nelaimingiausias, neturiu gero vyro, esu nesveika, mane kamuoja cukrinis diabetas ar aukštas kraujospūdis, tuomet būtent tokiais ir būsite. Juk tai jūsų pasirinkimas, jūs visą tai savo pasirenkate. Daugelis žmonių pasirenka savo egoistinę uždangą ir slepiasi už jos. Jie tyčia visiems pasakoja savo ligas ir tik vienu tikslu, kad jų gailėtų, viską už juos darytų, viską jiems duotų. Juk jei žmogus per savo 50-60 metų pasiekė tokią būseną, vadinasi, jis per savo gyvenimą padarė tiek daug klaidų, nemokėjo ir nenorėjo pasinaudoti geromis progomis. Aš analizuoju jūsų gyvenimus. Ir aš tikrai žinau, kiekvienam žmogui yra suteikta galimybė būti laimingu, turtingu. Tačiau labai mažai kas pasinaudoja šią galimybę. Daugelis net tada, kai ta galimybė yra, nepasinaudoja ją, net nesuprasdamas kodėl. Nėra sąmoningumo. Kai žmogus yra sąmoningas, jis aiškiai supranta, kodėl jam nutinka taip ar anaip, ko jam reikia atsisakyti, ką reikia savyje vystyti. Bet kas stabdo kitus? Ego. Ego. Po skirtingomis kaukėmis, skirtingomis priemonėmis ego visada save pateisina. Kodėl žmogui dėl savo problemų yra lengviau kaltinti ką nors kitą? Betgi tai daro ne žmogus, o jo ego. Jūs klausėte, o kas tada aš? Jei aš ego, tai kas gyvena manyje? Kas esu aš? Iš kur jis atsiranda pas mane ir kur dingsta, kai palieku savo protą, savo kūną? Kas tai yra aš? Žmogaus egzistencijos prigimtis yra dvilypė. Jis yra kūrėjo kūrinys. Žmogus tai energija, jo jėga, jo dalelės, jo aukščiausiasis aš. Jūs tai Dievo siela. Visatoje yra viena siela, kūrėjo siela, ir jos dalelės randasi kiekvieno žmogaus sieloje. Bet kodėl jūs niekada savęs netapatinate su tuo? Kodėl žmogus vis dar tapatina savęs su savo protu? Nuo vaikystės sakote savo vaikams, kad reikia būti protingesniam, kad niekas neapgautų, kad reikia mokytis. Kai žmogus mokosi ir lavina savo protą, reikia ugdyti ir tą savo aukščiausiąjį aš, tą savo aukščiausią prigimtį, kurią jūs esate. Ir kai žmogus eilinį kartą palieka savo kūną, jis aiškiai suvokia, kad jį paliko tą energiją maitinusi šį kūną, gyvybę ir sąmonę. Ši energija suteikia gyvybę ir galimybę jūsų protui mąstyti ir egzistuoti jūsų ego. Štai kas tokie jūs. Pakilkite virš viso šito, virš savo žemiškos materialiosios gyvenimo būklės. Kai jūs pasikeliate aukščiau ir jumise atsiskleidžia aukščiausia būties būsena, jūs pradedate valdyti savo gyvenimo tikrovę. Viskas aukščiausiojo dėka. Ir jūs tapsite darnus, harmoningi, laimingi, džiugus. Tik jūs galite tai padaryti. Jūs dažnai ieškote, kad kažkas padarytų tai už jūs. Betgi tai jūsų gyvenimas. Jis duotas jums. Jūs jį išsirinkote. Prieš įsikūnydamas, jūs pasirinkote šį tikrovės procesą. Jūs pasirinkote žmones, su kuriais susitiksite. Jūs netgi pasirinkote savo vaikus ir jūsų vaikai pasirinko jūs.
Kai jūs ateinate į šį fizinį materialų pasaulį, jūs ateinate su vieninteliu tikslu – viską išgyventi jūsų sielos patirčiai, nugalėti ego. Būtent patirtis yra didžiausia jūsų vertybė, tačiau daugelis žmonių atmeta patirtį. Taip, jie nenori eiti į darbą, ne ten jiems reikia dirbti, išreikšti save, atiduoti savo jėgas, energiją. Dauguma žmonių yra tiesiog tingus, dauguma žmonių net prisitraukia savo problemų ligų. Jie tai daro nesąmoningai, kad turėtų atleidimą nuo darbo. Jie bijo pokyčių, kiekvienas ieško patogių sąlygų savo gyvenimui. O kaipgi tada patirti nepatogumus? Kai jūs patirėte nepatogumų, neigiamų gyvenimo momentų, jūs ieškote teigiamų. Bet daugelio žmonių pasiklydimai yra katastrofiniai. Daugelis net galvoja, štai, jei yra blogai, tai visiems suprantama. O jei man atsitiks kas nors gero, tai niekam nesakysiu. Geriau nesigirti ir sakyti, kad nėra pinigų, kad tokia nelaiminga. Niekam neprisipažinsiu, nes dabar visi tokie pavydūs. Pavydės man ir mane paliks mano laimė. Žmogus net tada, kai jis laimingas, bijo apie tai kalbėti. Tai reiškia, kad jis visada rodysis vargšu ir gyvenime jis pritrauks tik blogį, nes jis tai kažkada pats suplanavo. Dauguma netiki savo mintimis, tačiau visi žino, kad mintis materializuojasi. Visiems be išimties gyvenime yra atsitikę, kad tik pagalvojus jau tai vyksta. Tačiau ne visi analizuoja, vienas pagalvos, nieko sau, kaip veikia mano mintis, reikia būti budriam, galvojant apie ką nors, o kitas mano, tai tik atsitiktinumas. Taip mąsto nesąmoningi žmonės, tie, kurie nenori dirbti su savimi, nenori kontroliuoti savo minčių, emocijų, jausmų, bet mes visada susidurime su savo minčių pasekmėmis, savo pasirinkimo pasekmėmis. Mūsų gyvenime viskas vyksta būtent taip, kaip mes pasirenkame, nei daugiau, nei mažiau. Kažkas pasakys, aš visada renkuosi būti turtingu žmogumi, kodėl tada mano gyvenime yra nuostolių? O todėl, kad jūs bijote praradimų. Kadangi jūs to bijote, jūs pats tai ir sukuriate. Jūs pasirinkote abejonės, kažkuo abejojate, iš metafizinio kosmoso ir jos atsiranda jūsų tikrovėje. Jei jūs vietoj tuščių abejonių dirbdami pasisėsite pasitikėjimą, viskas bus gerai. Didžiausia žmonių gyvenančių šiame pasaulyje problema yra savęs pažinimo trūkumas. Niekas nei mokykloje, nei universitetuose nemoko žmogaus, kaip tapti laimingu, klestinčiu, turtingu žmogumi ir viso to pasiekti. Kiekvieno užduotis neieškoti kaltų gyvenime, o suprasti save, nuo kogi reikia pradėti. Ką reikia daryti dabar, šiandien, šią akimirką, kad gyvenimas susitvarkytų? Pirmiausia, tikėkite savimi kaip šios tikrovės tėvų ir kūrėjų. Antra, priimkite viską taip, kaip yra dabar jūsų gyvenime. Ką reiškia priimti? Jūs susidurėte su sudėtinga situacija, sunkumais, problemomis. Atsisėskite ir ramiai savo pasakykite. Taip, tai problema. Bet ji man duota ne be priežasties. Man reikia tai išsiaiškinti. Po to pagalvokite apie tai. Jei dabar priimu šią problemą, priimu žmonės, kurie man ją tokią sukūrė, tokiais, kokie jie yra ir nieko iš jų nereikalauju, reiškia, aš iš tikro susitaikau su situacija. Atminkite, kad be kokia jūsų gyvenimo problema išsisklaidytų, turite ją priimti. Tokiu būdu jumyse atsiskleidžia jūsų tikroji prigimtis, tai yra priėmimas. Priėmę jūs nustojate bijoti, priėmę jūs nustojate apie tai taip dažnai ir daug galvoti. Nustojus maitinti neigiamos situacijos griaunančią baimės energiją, nebemaitinama ji tampa tuščia, o to pasekmė po dienos, 2 ar savaitės ji visai išnyks iš jūsų gyvenimo. Kad kažkas jūsų gyvenime išsisklaidytų, jums reikia nustoti apie tai galvoti.
O norint, kad kažkas vyktų jūsų gyvenime, reikia dažniau apie tai galvoti, bet galvoti reikia ne taip, kaip bus, o galvoti taip, kad jau tai yra jūsų esamų gyvenimo momentų. Jūs pasakysite, kaip aš galiu apie ką tai galvoti, tarsi aš jau tai turiu, jei aš iš tikro neturiu. Taip, tai neegzistuoja fizinėme lygmenyje, tankiame lygmenyje. Ir jei pažvelgsime į sąmonę ir metafizinį kosmosą, tada jūsų mintis, kuri kyla jumise ir yra kosminė mintis, tai net ne jūsų mintis. Jei to nebūtų metafizinėme kosmose, tai jos nebūtų ir jūsų galvoje. Kadangi jūs apie tai pagalvojote, tai reiškia, kad jau yra tokia tikrovė. Taigi, tai gali tapti realybė. Kad tai įvyktų greičiau, reikia tiesiog jau gyvenant toje būsenoje gyventi, kurios siekiate. Tačiau tai turėtų tęstis ne 2-3 minutės, o reikia stengtis kuo ilgiau išlaikyti tokią būseną. Jei jūs nenorite kokio tai įvykio, veiklos, būsenos, tai tiesiog nustokite apie tai galvoti. Bet nustoti apie tai galvoti jūs galite tik tokiu atveju, kai nustojate su tuo kovoti. Jūs nekovojate tik tada, kai jūs tai priimate, galvodami, taip, yra tokia situacija, pripažįstu savo klaidas, taip, aš nesu tobulas, atpažinęs šį destruktyvų savo evoliucijos procesą, daugiau to neleisiu į savo gyvenimą. Ir jis man buvo duotas vieninteliu tikslu, kad aš tapčiau sąmoningesniu. Bet kokia problema ar sunkumai suteikiami žmogui, kad jis taptų sąmoningas. Kai žmogus gyvena sąmoningą gyvenimą, jį lanko stebuklai. Žmogus kenčia tik todėl, nes jame slypi daug baimių. Jis nežino, kaip susikurti savo realybę. Man labai gaila, bet šito jo niekas nemokė. Jei 30% planetos žmonių žinotų ir taikytų tuos visatos dėsnius savo gyvenime, patikėkite, pasaulis labai greitai pasikeistų į gerąją pusę ir laimingų žmonių būtų daug daugiau. Tada ši dauguma padėtų mažumai taip pat tapti laimingais. Tačiau žmonės to nežino. Viskas, kas yra, tai tik baimė. Jau vaikystėje jums skiepijamas baimės jausmas, gąsdindami jūs, pabaisa paims tave ar panašiai. Taip sutrinka vaiko psichika, vietoj to, kad naktį atsistatytų jo fizinis organizmas, jis lieka baimės stovyje. Diena kita ir vaikas gali susirgti, juk baimė silpnina imunitetą. Iki 14 metų vaikas yra motinos energijos globoje. Emocijos, šauksmai, ašaros, isterija – tai vadinama nesąmoningumu. Žmogus tai daro negalvodamas, kas seks po to. O pasekmės tikrai bus. Mes esame už viską atsakingi, tiek už gėrį, tiek už blogį. Jei padarėte ką nors blogo, skubėkite tai ištaisyti, skubiai. Kaip ištaisyti tai, ką jau supratote, kad tai buvo jūsų gyvenimo blogis? Priimti tai. Visatos dėsnis, jei apie ką nors ilgai galvojate, jūs taip projektuojate. Todėl priimate save, atleidžiate savo ir padarote kokį nors gerą poelgį vietoj to blogo. Egzistuoja savęs valdymo mechanizmai. Jūs tai ne tik jūsų fizinis kūnas, jūs tai ir jūsų subtilusis kūnas, tai emocijos, mintis, jausmai, jūsų gyvenimo įvaizdis. Tačiau dauguma žmonių, kurie gyvena nesąmoningai, jie miega. Tam, kad pabustų jų sielos, jiems reikalingas laikas ir jie dar turi laiko. Siela gyvena amžinos egzistencijos būsenoje. Jūs tai siela, todėl jūs buvote, esate ir būsite amžinai. Todėl, kad būtų lengviau gyventi šiuo metu ir kituose pasauliuose, reikia užsiimti sielos ugdymu. Joje padaryti tvarką ir gyventi laimingu žmogumi. Juk taip gera pabusti laimingam, geros nuotaikos, teigiamų minčių, kaip gera užmigti žinant, kad viskas tavo gyvenime vyks taip, kaip tu tai susikuri. Tam reikia mokytis ir dirbti su savimi. Tam nėra jokių ribų ir jūs būsite tobulų tik tada, kai grįšite ten, iš kur visi atėjome, į rojaus buveinę.
Tai didžiausias materialus kosmoso kūnas, kuris tikrai egzistuoja ir sukuria gyvybės ir tikrovės procesą. Rojaus sala tai pats didžiausias kūnas kosmose, tai kūrėjo tvėrėjo buveinė. Štai iš kur atkeliavo jūsų sielos ir savo evoliucijos procese kada nors ten sugrįš.